Kažkas. Priimk prie įrašo. Tai labas, Olese. Ačiū tau labai, kad sutikai su manim pasikalbėti, duoti Labas. interviu. Mes esam su tavim labai senai pažįstamos, žinom viena kitos kelią ir tu žinai ir pažįsti mane nuo tada, kai buvo man sunkus laikai, kai neturėjau jėgų, kai negalėjau pasikelti, kai skambindavau ir bliaudavau tau į telefoną, taip, ir matai dabar mane, tą, kuri eina saviugdos, savityros keliu, kuri nepasiduoda, ieško tų būdų ir galų gale atrado tai, kas suteikia man ir jėgų, ir energijos. Ir ateina dabar tas noras dalintis tą patirtim, tuo, ką aš atradau, ateina noras dalintis su kitais. Ir mudvi su tavim taip pat esame išbandžiusios metodą The Work of Byron Katie, tą instrumentą, kuris man pačiai veiksmingas, kuris mane pakėlė ant kojų. Tai noriu tavęs paklausti, kuo tau pasirodė The Work of Byron Katie metodas veiksmingas, kas tau jis yra šitas metodas? Tai žinai, aš gal visų pirma pasakysiu, kaip aš tave pažįstu. Aš tave pažįstu ne tik tam sunkiam laikė, aš iš tikrųjų tave pažįstu ir prisimenu nuo, žinai, kada pirmą kartą, visų pirma, tai sužinau tave kaip sąmoningo verslo savininkė. Pirmą. Tai tu buvai tas ir jūsų šeima buvo tas šviesulys, kuris parodė, kaip gali gyventi kitaip, sąmoningiau, švariau, jūs buvot vieni pirmųjų, o gal net ir pirmieji su ekologišku verslu. Tai man tas darė didelį įspūdį tuo metu, kitoniško mąstymo, reiškia, kad galima absoliučiai, aš atsimenu, žavėjausi, kad, reiškia, kažkokiam interviu, kad tu prausi veidą tik su moliu ir taip toliau, ir man atrodė, čia iš vis wow. Buvo toks laikas. Jo, ir aš atsimenu, pirmą, tai kada aš tave pamačiau, tai pamačiau interviu turbūt žurnale jūsų šeimą ir kadangi tavo vaikai vyresni ir aš susilaukiu tuo metu pirmos dukrytės ir aš iš tikrųjų sekiau ir galvojau, kaip galima gyventi kitaip ir tu man buvai tas šviesulys, ta viltis, kaip galima tą padaryti, tai pirma. O antra, po to aš tave pažinau jau Valdorfo darželyje, mačiau per mugę, kai jūs darėt grožio saloną su dukryte. Ir dar vienas nustebimas buvo tai, kad, žinai, kaip Valdorfe viskas natūralu, viskas priimtina taip, kaip yra gamtoj, o jūs ten blizgučiai, lakai ir ten, žodžiu, fėjų burtai, visi man atrodė taip faina, man dar vienas toksai buvo, tai čia ir taip galima. Tai, žinai, tai vat, reiškia, aš tave pažinau iš tikrųjų labai labai iš gražios pusės, labai įdomios, labai šviesios, labai ugningos, viltingos. Ir jau, kadangi mūsų dukrytės lankė vieną grupę, mes turėjom to kontakto ir esu mačius ir sutikus tave tada, kada buvo sankryža, kažkokia tai sankryža pasirinkimo, ne, kada iš tikrųjų tavo vidus tave atvedė iki pagrindinio klausimo, ką tu nori daryti. Tai kadangi ir aš tuo metu ėjau savo sąmoningumo keliu ir aš pamenu tavo skambutį, kai aš tuo metu vežiau grupę į Londoną į reiškės tokią moterų kelionę, įkvepiančią ir taip toliau, ir kaip tik tavo skambutis buvo. Ir labai gerai atsimenu tą tavo pasakymą, nebegaliu atsikelt nuo žemės. Žodžiu, negaliu. Tai va aš, ir man tokie momentai, ir dabar aš matau tave dabar, ir dar, sakykime, prieš kurį tai laiką, kai tu jau įkūrei savityrą. Ir aš suprantu, ką vien per tavo kelionę, jau ne tik per mano, bet vien per tavo kelionę, kaip tu sugebėjai pati tiesiog nuo tokios gyvastingos, viltingos, ateinant iki sankryžos, pati save pakelti. Tai man dar vienas susižavėjimas savimi ir džiaugsmas, kad tu
neieškojai kažkokiu tenai, žinai, ekstremalių ar ten kažkokių kitokių ten grupių didelių, kur grupuojasi prie žmonių, žinai, ir eini su mase kažkokių kelių ir ten, nežinau, šamanų ar dar ko nors, žinai, ko ten žmonės dažniausiai ieško. Tai kas kam padeda, aišku, mano kelyje, man tai padėjo, bet man buvo gražu žiūrėti, kad tu tai padarai savarankiai. Tai man tas padarė didelį įspūdį ir tada daug tokio klausimų sukėlė, tai kas čia per metodas, kas čia per būdas, kad tu gali savarankiškai iš tikrųjų susivokti savo mintyse. Aš pradžiai truputėlį gal skeptiškai žiūrėjau, nes daug buvo tuo metu, daug labai iškilę įrankių sąmoningumo aplinkoje galėjai matyti, tai kvėpavimai, ten regresinės visokios, žodžiu, visko daug. Ir tai atrodė, kad čia dar vienas iš būdų. Ir aš taip galvoju, tai kaip čia tie 4 klausimai, tai kaip čia gali būti, kaip jie gali tau tai padėti. Bet mane greičiausiai tai labiausiai nustebino būtent tavo prieiga ir tavo darbas. Aš nežinau, ar aš būčiau pati prie to metodo priėjus, jeigu ne žmogus, kuris jį neša ir žmogus, kuris savo patirtim tą išgyveno. Ir kai mes pradėjom dirbti tie pirmi kartai, jeigu tu pameni, prieš keletą metų, gal kokie 3 metai turbūt jau praėjo, ne? 2-3 metai, tai kad aš nustebau, kad ateini iki tokios situacijos, kur tavo psichika tiesiog tave saugodama blokuoja, tu nebematai, tu jauti jausmą, tu jį išgyveni vos net taip pat kaip ir tuo metu, kai išgyvenai, ne situacijai, bet nematai nei išeigos taškų, nei alternatyvų, nei tiesiog tu esi dar kartą retraumatizuojamas, tarsi kiekvieną kartą to prisiminimo ir tuo metu esant situacijoje nėra kaip pamatyti pačiam kažkuria prasme, jeigu yra labai sunkios situacijos, ne, tarsi suvedimu, tavo man buvo didžiausia pagalba, kad toj tų situacijų galėjai pasakyti, palauk, o tai gal žiūrėk, yra tas ir tas, o gal ir yra šita galimybė. Ir atsimenu vienas mūsų bendravimo kartas, kai aš sakau, kad aš negalėjau išeiti iš kambario, kuriame jaučiau grėsmę. Ir man atrodė, tas buvo įvykis gal paauglystėje, o dabar jau man 40 ir aš vis tiek buvau įsitikinus, kad aš negaliu išeiti iš to kambario. Taip. Ir tu man sakai, tu įsivaizduoji, kad dabar tu gali išeiti iš to kambario. Ir man atėjo tada toks suvokimas, palauk, aš visada galėjau išeiti. Mano tik įsitikinimas buvo, kad aš negaliu, bet aš iš tikrųjų visada galėjau išeiti. Tai žinai, tas atradimas darbo su tavimi ir atradimas to metodo buvo palaipsniui. Tai nebuvo, kad iš karto, wow, kokia čia faina priemonė. Buvo įdomu, bet tai nebuvo tas toksai, kad, žinai, jau čia išsigelbėjimas. Bet aš tiesiog dirbdama su tavimi per tavo vedimą supratau, kaip įdomu, kad tu gali pažiūrėti situaciją kitaip ir svarbiausia, kad tu po to jinai iš tikrųjų pasikeičia. Po kiek tai laiko, tu matai, kad aš matau, kad aš nebereaguoju į tas situacijas, kurios būdavo anksčiau, jau man kelia kažkokį nerimą, aš matau, kad, žiūrėk, pasikeitė, aš jau ramiai tai reaguoju. Arba aš suprantu, kad aš galiu tai kontroliuoti, arba, man, kaip sakau, tas įspūdis, kad aš galiu išeiti iš kambario. Taip. Tai toks situacija kaip ir ta pati, ne, bet reakcija į situaciją yra visiškai kitokia. Taip. Tai toksai, gal, žinai, aš nežinau, ar aš būčiau pati į metodą gilinusis savarankiai, tiesiog išgirdus, paklausus, jeigu ne tavo patirtis ir jeigu ne tavo vedimas. Manau, kad šitie dalykai man asmeniškai surezonavo, o po to jau pats metodas atvėrė savo grožį ir iš tikrųjų labai daug padėjo. Tai ačiū, Olese, kad pasidalinai. O kaip tau dabar pačiai, ne? Tai buvo jau, mano kelias yra 4 metai ir mes vis su tavim susitinkam. Ir kaip dabar, pradžioj labai ačiū už tą atvirumą, nuoširdumą, kad taip, nes
visokio abejonių kilo, ne, ir tu sakai, kad kai reikia, aš ir pati dabar savo, kai kartais norisi susisiekti, bet sakai, taigi aš pati galiu savo užduoti tos 4 klausimus, aš pati galiu savo padėti, ne? Ir kartais visai nedaug reikia, kad žiūrėk, pamatai tą pačią situaciją ir gali sureaguoti kitaip. Taip, taip, nu tai čia gal, žinai, toksai, kai randi tokį greitą, man vat kuom dar patinka, nes šitas metodas, tai kad labai greitai iš tikrųjų, nes iš principo tai vis tiek tai yra mintis, kurios paskatina po to jausmus. Dažnai būna taip, reiškia, nu bent jau mano atveju, tai taip, kad aš linkusi galvoti, pergalvoti, prigalvoti labai daug. Ir aš pati savo tampu kliuviniu savo kelyje ir prigalvoju, pradedu jausti ir tada galiausiai įsitikinu, kad jau čia 100% dabar taip ir taip. Tai kuo man gerai, kad, žinai, ne visada iš tikrųjų turi galimybę labai ilgai praktikai, žinai, ir esi situacijose, kur gan greitai reikia išsispręsti. Aš kadangi esu turėjus ir nerimo atakas ir panikos, tai kartais labai greitai reikia susitvarkyti su savo mintimis, kurios sukelia tą. Tai man būdavo anksčiau toks, reiškia, su tam bendrauji, tu padedi ir tada atrodo, žinai, biški kas ir jau iš karto, labas, ką veiki. Bet faina turėti žmogų arti, kuris gali padėti, bet iš tikrųjų, žinai, kad nepiknaudžiauti ir iš tikrųjų vėlgi neperduoti atsakomybės kitam už savo paties jausmus, už savo paties mintis. Aš kažkaip džiaugiuosi šitą galimybę, kad aš atsimenu iš mūsų pokalbio, atsimenu iš to, kad tu dalinies ir sakai ir ar paskaitau, pavyzdžiui, kad ateina labai greitai idėjos, kaip savo pasakyti ir kaip savo padėti. Pavyzdžiui, ar tikrai tai yra tiesa, kur tu naudoji, ne, tą žodį, tą klausimą, ar tai 100% tu gali pasakyti, kad yra taip. Nu tai aišku, kad ne, aš taip ir sakau, ir arkliui aišku, kad ne. Ir tada, tai ir užtenka tos tik tai tokio atverimo mažyčio plyšelio, bet tu supranti, tai gal situacija nėra vienareikšmiškai, tik tai tokia ir joje gal yra kažkokia kita galimybė. Ir tada pradeda atsipalaiduoti kūnas ir dar, tai man yra likusių tokių sakinių, savo minčių, tokių, kur aš naudoju ar apverstukus iš metodo, arba tą klausimą, ar tai yra 100%. Griežti teiginiai. Tai jeigu gerai supratau, Lėse, tu įgalini save, taip? Pamatyti situaciją, užduoti klausimus, tada atsiveria ir kažkokie tai atsakymai, kai užstrigimai kažkokie, galimybės kažkokios, ne, tu įgalini pats save, maniau, kad durų nėra, pasirodo yra, ne? Nu, žinai, to čia gal tai, ką ir aš tau kažkada esu minėjus, kad kuo man graži šita praktika, tai yra, kad tu iš tikrųjų esi savarankus visame kame, kad tu, man yra svarbu, kad žmogus neatidavinėtų savo nei atsakomybių, nei galios kitam nuspręsti, padaryti, kaip tu jautiesi, kaip tu turėtum jaustis ir panašiai. Aš iš tikrųjų esu už savivoką, už iš tikrųjų tokį sąmoningą savo gyvenimo vedimą ir būdai, kurie nepririša būti prie kito, o įgalina tave patį veikti savarankiai, savo minčių, savo kūno, savo jausmų atžvilgių, tai visai kitą kokybę atneša, žinai, jeigu tu iš tikrųjų to sieki, tai, man atrodo, nuostabus metodas, žinai, ir tie klausimai, aš sakyčiau, labai gerai yra ir turėti žmogų, kuris perveda per tam sudėtingesnėse situacijose, pati žinai, kad būna kartais tiesiog nematai. Ne, arba situacija yra per daug skaudi, įeiti vienam yra nedrąsu, tai reikalingas žmogus, draugas, profesionalas, kuris sugeba matyti saugiai, sakykime, mane pravesti tam per kažkokį slenkstį, bet kasdieniniuose dalykuose, kur yra nedidelės situacijos, tai aišku, super, tiesiog atsisėsti, greitai prasidirbti ir neįsivelti nei konfliktus, nei savęs skaudinimus kažkokius, žinai, kas mes
linkę negreitai įsiskaudinti patys. Tai... Tai ačiū tau, Olese, labai nuoširdžiai už pasidalinimus, už tavo nuoširdumą, atvirumą, už tuos prisiminimus. Aš jau net ir buvau pamiršus, kiek mes teisingai, kiek mes praėję, kiek ir džiaugsmų, ir vargų, visokių tų akimirkų mūsų gyvenime. Tai jei teisingai supratau, tu nuoširdžiai rekomenduotum šitą metodą ir kitiems. Taip, aš iš tikrųjų rekomenduočiau visų pirma tai pasibandyti, suprasti, kas tai yra per būdas, ne? Tai yra tam tikras darbas su įsitikinimais savo paties, ar ne? Tai va toksai, kur atsiranda savęs sabotažas, savęs kažkoks naikinimas, kankinimas arba plakimas, ar ne? Tai labai fainas metodas iš tikrųjų pabandyti dirbti su savo mintim ir su savo įsitikinimais. Tai vienas, o antras susipažinti su tavimi ir išgirsti ir pajausti, kaip tu vedi, nes čia dar viena kokybė, man atrodo. Labai aš džiaugiuosi už tuos, kurie taip pat ir kartu su tavim tam keliai, kurį tu vesi. Ačiū tau labai tada ir ką, atsisveikinu, linkėdama tau ir savo gražios dienos tada. Iki. Ačiū. Ate.